Jaučiuosi, kad kaip švęsčiau. Ne tai, kad aš esu toleruojamas, bet jaučiuosi kaip šventė čia būtų. Vakar aš pamokslavau vienoje vietoje ir jie vos pakentė mane. Ir kai aš tik pradėjau, jie pradėjo žiūrėti į laikrodį, kad aš baigsiu. Ir jie buvo išsigandę, kad išgirstų tiesą. Jie žinojo, kad aš taip ilgai keliavau, kad ten atsidurčiau. Ir jie pasakė, tu gali kalbėti 10 minučių tik tai. Negali pamokslauti, o aš pamokslininkas. Ir, excuse me? Tas pats kaip muzikantui pasakytum, negali groti nei dainuoti. Arba vaikui tu įsakytum, tau draudžiama žaisti. Bet savo širdyje žinojau, kuo aš turiu pasidalinti. Jaučiausi kaip būdamas sinagogoj. Taip kaip jie norėjo Jėzų išstūmė iš sinagogos ir norėjo nustumti nuo kalno. Jis kūrėjas visatos. Atsimena tą istoriją, kai jis prikėlė Lozorių iš mirties. Jie norėjo nužudyti jį po to. Ir jie norėjo nužudyti Lozorių vėl. Aš nesuprantu tokio mąstymo. Jeigu jie vėl nužudytų Lozorių, Jėzus galėtų jį vėl prikelti iš numirusių. Bet jie buvo išsigandę, kad jų jėga bus paimta iš jų. Mes tai vadinam netikra krikščionybė. Jeigu aš neturiu tikro dalyko, tai aš tiesiog pridengsiu save. Ir jeigu kažkas ateina ir meta man iššūkį ir bando mane išgąsdinti, aš taip pat juos užčiaupsiu. Gana juokinga, aš vienam susirinkime nuėjau pamokslauti. Aš galvoju, kad aš pagrindinis kalbėtojas. Bet man leido tik tai padaryti įžangą. Aš pradėjau kalbėti 10 minučių ir jau tik apšilimas įvyko, pradėjau apšilti. O ten buvo 1000 žmonių. Indonezijai. Ir jie turėjo tokį didelį plakatą gale. Mano vardas yra Kristofo, bet buvo per ilgas mano vardas, kad jį užrašytų ant to plakato. Sutrumpino. Parašė Christ, tavo laikas pasibaigė. Jėzau, viskas, tavo laikas pasibaigė. Aš pradėjau juoktis. Negaliu užmušti Kristaus manyje. Ir negali jo užčiaupti. Negali pasakyti, tavo laikas baigėsi. Kai Jėzus nuėjo į Marijos ir Mortos namus, jis žinojo, kad ten buvo kai kurie žmonės, o mažiausiai vienas, kuris ateis ir atsisės šalia jo kojų. Jis visatos kūrėjas. Bet Mortai visai nerūpėjo nors kiek jam suteikti laiko. Išgirsti, ką visatos kūrėjas turi jai pasakyti. Marija atsisėdo prie jo kojų. Bet jai sukilo pavydas. Mortai sukilo pavydas, jie pasakė, Jėzau, pasakyk Marijai, kad jie ateitų ir padėtų man. Marija sakė, aš nesijudinsiu. Jėzus atėjo iš taip toli. Jis netėjo vien tik iš Nazareto. Jis atėjo iš paties dangaus. Ir jis visatos kūrėjas. Jis viską žino, ką mes galim jį paklausti. Jis apie mus žino daugiau negu mes patys, nes jis mūsų kūrė. O jeigu viskas sustabdžius, ką mes darom, ir sustabdyti savo proto veiklą, ir paklausyti jo, galbūt jis gali mums padėti, gal jis gali parodyti, kaip išspręs problemas, aš galiu jo užklausyti daugybės klausimų.
why do we shut out the creator of the universe? Tai kodėl mes užčiaupiam visatos Why kūrėją? are we so scared of him? Kodėl mes jo tai bijom? Tell you a secret. Pasakysiu jums paslaptį. Adam and Eve, Adomas ir Ieva, they ran away from God jie pabėgo nuo Dievo, because they were full of shame and guilt. nes jie buvo pilni gėdos ir kaltės. They even tried to hide from God Jie netgi bandė pasislėpti nuo Dievo, by covering themselves with fig leaves bandydami užsidengti figmedžių lapais, instead of going after God. vietoj to, kad eitų prie Dievo, God went looking for them. Dievas pradėjo eiti link jų ir ieškoti jų. They should have been looking for God. Tai jiems reikėjo ieškoti Dievo. And if they would have said, God, we've sinned, we're so sorry, Ir jeigu jie būtų pasakę, Dieve, mes nusidėjom ir mes atgailaujam, He would have forgiven them. jis būtų jiems atleidęs. But there's something about human nature Bet yra tokia žmogiška prigimtis, that we would rather hide than come into the light. kad mes geriau linkę pasislėpti, negu ateiti prie šviesos. The robbers do their stealing at night Vagys vagia naktį, when nobody's watching them. kai nieks jų nemato. And the evil people is like talking to them. Ir pikti žmonės kalbasi Nobody can hear them. naktį, kai niekas jų negirdi. But God wants us all to be in the light. Bet Dievas nori, kad mes būtumėm visi šviesoje Nothing hidden. ir nebūtų nieko paslėpta. Nothing to be afraid of. Ir nereiktų mums nieko bijoti. Imagine if these two little children Įsivaizduokite, jeigu šie du vaikai kept hiding from their parents slėptųsi nuo tėvų. and if they told me Kas tau yra, tėvai paklaustų. who we are, Tokie jaučiamės nešvarūs, we are ashamed. gėda mums. Ashamed of what? Gėda dėl ko? Who told you you were naked? Kas tau pasakė, kad tu esi nuogas? I didn't tell you you were naked. Aš nepasakiau tau, kad tu esi nuogas. You've been doing something you shouldn't be doing. Ar darai kažką, ko neturėtum daryti? You don't have to run from me. Bet tau nereikia bėgti nuo manęs. Tell me. Gali man pasakyti. Taip. Hid them in the ground. Ir pavogiau lelijų, nuskiniau, paslėpiau žemėje. When I went to get them, all the ants had eaten them. O kai nuėjau paimti jūs, jau skrusdėlės suėdė. And I realized I was fully steal from you. Bet taip dabar suprantu, kad taip kvaila buvo vogti iš tavęs. You wanted to give me those dollars a little bit at a time. Nes tu norėjai duoti... Ten apie saldainiukus eina kalba, apie ant pagaliuko. Tu norėjai tuos saldainiukus man duoti po vieną, ne visus iš karto. Ir nenorėjai, kad aš būčiau savanaudis ir viską iš karto pasimčiau. There's a human nature. Matot, kokia žmogiška prigimtis. Wants everything for self. Noriu visko tik savo pačiam. Shut God out. Noriu užčiaupti Dievą, Push him away. nustumti jį. When I'm talking to people in Lithuania, Kai aš kalbuosi su žmonėmis Lietuvoje, God has called me to this country Dievas pašaukė mane į šią šalį 3 months every year, 3 mėnesius kiekvienais metais, summer. vasarą. Speak to every person between 18 to 25. Kalbuosi su kiekvienu jaunu žmogu maždaug nuo 18 iki 25. Tell them that God is not mad with them. Aš pasakau jiems, kad Dievas nėra supykęs ant jų. The good news Gera žinia, is that God put all their sin onto Jesus. kad Dievas paėmė visas jų nuodėmes ir uždėjo ant Jėzaus. Yes, he loves them. Kad jis myli juos. He hates their sin. Jis nekenčia nuodėmės, But he took their sin, bet jis paėmė jų nuodėmes put it onto Jesus, ir uždėjo ant Jėzaus. he punished Jesus, Ir nubaudė Jėzų. and allowed him to suffer in hell for 3 days and 2 nights. Ir leido jam kentėti pragarė 3 paras, Pay the price for their sin, kad sumokėtų kainą už jų nuodėmes, save them from hell, išgelbėtų juos iš pragaro, so they don't have to live in hell on this earth, taigi jiems nereikia gyventi pragarė jau šitoj žemėje. or in hell in Ah. the center of it. Ar pragarė amžinybei, žemės centre. Tai gera žinia. But not many Lithuanians have heard that. Bet nedaug lietuvių yra girdėję tai. But when I go to share with them, Bet kai aš tai jiems pasakau, I ask them, have you ever done wrong? aš paklausiu, ar kada nors ką nors blogą padarei. And nearly every single one of them Ir- says, Ir kiekvienas iš jų atsako, oh, everybody has done wrong. visi daro blogą. God is going to punish me, he must punish everybody. Jeigu Dievas baus mane, jis turi nubaus visus. And you ask the little child, did you throw stones at that boy? Ir tu paklausk mažo vaiko, ar esi metęs akmenis ant to į tą they vaiką. all did, everybody did, Visi metė, visi. not just me. Ne viena aš. You
going to punish me, punish everybody. Jeigu mane bausi, bausk visus. Not one of them said, yes, I'm a guilty sinner and I deserve hell. Nei vienas nepasakė, aš esu kaltas nusidėjėlis ir aš vertas pragaro. But they're dishonest. Nes jie nesažiningi. I'm not God. Aš nesu Dievas. Why are they scared of me? Kodėl jie bijo manęs? I just asked a simple question. Aš tik paklausiau paprasto klausimo. Have you done anything wrong? Ar esi ką blogo padaręs? And I want you to say, yes, it's true. Ir aš laukiau atsakymo, taip, tai tiesa esu. I'm guilty and I'm sorry. Kaltas ir aš atsiprašau. But they try to justify their sin. Bet jie bando pateisinti savo nuodėmes. Oh, I've only told a little white lie. Tada jie pasako tokį nedidelį baltą melą. And once I stole some apples off the neighbor's tree. Jo, aš pavogiau obuolių iš kaimyno sodo. That's all you've done in your life? Tai viskas, ką blogo esi padaręs? Yes, and that was Taip. when I was very small. O tai įvyko, kai aš buvau labai mažas. They don't understand. Jie nesupranta, We're all born with a sin nature. kad mes visi gimstam su nuodėminga prigimtim. Not what we do, Tai ne tai, ką mes darome, who we are. bet tai, kas mes esame. We are like pigs. Mes kaip kiaulės. A pig doesn't have any discernment. Kiaulės nesugeba atskirti. It eats rubbish. Eida šlamštą Even eats its own food. ir netgi savo kaką valgo. Doesn't care. Visai nesvarbu. But a sheep Bet avis only eats pure food. valgo tik švarius dalykus. It will not even eat crushed grass. Avis netgi neėda sulaužytos, sutryptos žolės. Grass must be clean and fresh. Žolė turi būti švari ir šviežia. He is the shepherd. Dėl to Jėzus pasakė, kad jis yra ganytojas. He takes care of the sheep Jis rūpinasi avimis, that are his, kurios yra jo, not his. ne kiaulės. In fact, he says, do not give what is holy to dogs, Netgi jis pasakė, neduok tai, kas šventa šunims and do not throw your pearls before swine. ir nemesk perlų kiaulėms. I always wanted to know what's the difference. Aš laiką norėjau atpažinti tą skirtumą. And one day I was reading the Bible, Ir kartą aš skaičiau Bibliją God showed me that the dogs is the unsaved people, ir Dievas man parodė, kad šunys kaip tie neišgelbėti žmonės. people who don't know God. Žmonės, kurie nežino Dievo, nepažįsta Dievo. Don't give them what is holy and pure. Neduok jiems tai, kas yra šventa, They won't tyra. appreciate it. nes jie neįvertins to. It's like the knowledge about God. Tai yra kaip Dievo pažinimas. But the pearl, Bet perlai, a pearl has to be made in a process. perlai, matot, užtrunka procesas. Tai yra procesas, kaip jie susidaro. You know how a pearl is made. Jūs turbūt žinot, kaip perlai pasidaro. From irritation of sand inside, for many, many years rubbing irritation. Daugybė metų trina tą smėlį viduj ir taip susidaro perlas. So it's like the experiences that God is taking us through. Tai kaip tos patirtys, per kurias Dievas mus veda, It's not yet finished yet, dar nėra jos užbaigtos. but it's still a process. Nes mes esam procese. I shouldn't give it to pigs Ir nereikia to atiduoti kiaulėms. because they will trample it on the ground as if it's worth nothing. Nes jos tai sutryps kaip nieko vertą dalyką ant žemės. We have to be careful who we share with. Mes turim būti atsargus su kuo, ką mes dalinamės. Firstly, we have to have something to share. Pirmiausia, mes turim patys turėti ką ir kuo dalintis. That's what I want to talk about today. Užtat aš noriu apie tai kalbėti šiandieną. What's the difference between the gospel of salvation Koks yra skirtumas tarp išgelbėjimo evangelijos and the gospel of the kingdom? ir karalystės evangelijos? I always wanted to know this. Aš visą laiką norėjau apie tai sužinoti. Still don't know, Ir aš dar nežinau iki galo to. but I believe today Bet šiandien aš tikiu, God is going to tell us all at once. Dievas pasakys mums viską iš karto. I hope you're listening. Aš viliuosi, jūs klausot. I hope you come expectant, Aš viliuosi, kad jūs atėjote su viltimi kažką išgirsti. because I really don't know what I'm going to say, Aš nesu užtikrintas, ką aš pasakysiu jums. but I want to find out the same as you. Bet aš lygiai taip pat noriu sužinoti, kaip ir jūs. Anybody else want to find out? Dar kažkas norit sužinoti? Oh, we have one hungry customer. You, a hungry customer. Oh, yes? You tell me, okay, what's the difference between the gospel of salvation and the gospel of the kingdom? What do you Jūs galit man dabar atsakyti, kas galite atsakyti skirtumą tarp išgelbėjimo evangelijos ir karalystės evangelijos. Man įdomu sužinoti tai. Jesus said, this
gospel of the kingdom shall be preached in all the world. Jėzus pasakė, kad šios karalystės evangelija bus skelbiama visam pasaulyje. And then the end will come. Ir tada ateis galas. So if somebody in here never heard the gospel of the kingdom before, Jeigu čia, kas nors esantis, nesate girdėję karalystės evangelijos and you're the last person on this whole earth to hear the gospel of the kingdom, ir tu esi paskutinis žmogus šioje žemėje, kad išgirstum evangeliją, then it's going to be the end of the world. tada bus pasaulio pabaiga, galas. We go home. Ir mes visi eisim namo. No more Lithuania. No Neliks, more work tomorrow. ir neliks nei Lietuvos, nei darbo rytoj. No more industry. Neliks pramonės, No more gamybos, policemen. ir policijos No more baking bread. ir, daugiau, ir kepyklos. That's what we're waiting for. Mes to ir laukiam. But Jesus said it. Bet Jėzus pasakė, He didn't say the gospel of salvation. jis nepasakė, kad išgelbėjimo evangelija. He said the gospel of the kingdom. Jis pasakė karalystės evangelija. And I think we've been preaching the gospel of salvation for many years and nothing is changing in people. Ir aš manau, kad mes jau skelbėme išgelbėjimo evangeliją daugybę metų ir niekas nepasikeitė. Because I asked the people, what is the gospel of salvation? Nes aš paklausiau žmonių, kas yra išgelbėjimo evangelija. When I get saved. Sakė, kaip aš įsigelbščiu. And then the Holy Spirit showed me Ir šventoji dvasia man parodė, the soul can be saved, tavo siela gali būti išgelbėta, the spirit can be inhabited. bet tavo dvasia gali būti paveldima. Tai yra skirtumas. You know, No. Jesus had 12 disciples, Inhabited, excuse me, what do you mean by saying that? inhabited. Yeah. But your spirit can be lived in when someone comes to live in your spirit. Reiškia, dvasia ateina apsigyventi. Nu, kaip paveldima ateina apsigyventi. Taip. Like, for instance, you come into this house here, Tarkim, jūs ateinate čia, pavyzdžiui, toks pavyzdys. and so have I. Ir aš taip pat. Stand up. Bet jūs abudu, Girl here, she doesn't just visit here, ji ne vien tik svečiuose, or Ši- doesn't visit ir here, šis berniukas ne vien tik svečiuose čia, he belongs here. jis priklauso šiems namams. You're just coming to visit today, Tu atėjai būti tik or you're part of the family. svečiu, ar tu esi šeimos dalis. See, that's the difference. Mato, tai yra skirtumas. I think we all understand that. Mes visi tai suprantam. God doesn't want spectators. Dievas nenori žiūrovų, He wants participators. jis nori dalyvių. And I'm going to share with you something very exciting. Aš noriu pasidalinti labai džiuginančių dalykų, Because I was writing a book nes aš rašiau knygą, about, kaip gauti iš dangaus į žemę. it's actually called From Time into Eternity. Iš laiko į amžinybę. I've been talking to many people, Nes aš kalbėjausi su daugeliu žmonių gatvėse. 20 metų. Aš apkeliavau daugiau negu 70 šalių. Nuo 90 metų apie 30-40 kartų Baltijos šalyse buvau. So I've asked a lot of people, what is the purpose of your life? Paklausiau daugelio žmonių, koks tavo gyvenimo tikslas. And I get many answers. Ir daugybė atsakymų, People don't really know. jie nežino. So I'm here to have a good time. Ai, čia, kad gerai laiką praleisčiau. I'm here to be happy. Čia, kad būčiau have laimingas. a family, Galbūt, and, kad turėčiau get a šeimą good job, ir gerą darbą. and get a good career and Gal gerą karjerą padaryčiau, to be happy. kad būčiau laimingas. I said, that's very, very selfish. Aš pasakiau, tai labai savanaudiška. Why is that? O kodėl? God made you for his pleasure, Pasakiau, kad Dievas sukūrė tave dėl savęs. not for your pleasure. Dėl savo malonumo, ne dėl tavo malonumo. God wants you to be in his family. Dievas nori, kad tu būtum jo šeimos dalis. Dievas nori, kad tu jį įsileistum į savo vidų. He wants to be in you, Jis nori gyventi tavyje you to be in him. ir nori, kad tu gyventum jame. Heard this before? Ar esate tai girdėję anksčiau? Jesus said, unless my word abides in you, Jėzus pasakė, jeigu mano žodžiai nepasiliks tavyje unless I come into you, aš neteisiu pas tave and my life is in you, ir jeigu mano gyvenimas tavyje, your life is in me, tai tada tavo gyvenimas manyje. cannot bear any fruit. Jeigu tai nebus, negalėsi nešti vaisių. Somebody gave me a book a few weeks ago.
Prieš keletą savaičių kažkas man davė knygą in Australia, Australijoje. and inside it, Ir- one man went to heaven for 40 days. Ir toj knygoj, reiškia, vienas žmogus buvo dangui 40 dienų. Reiškia, jis nuėjo į Like Rojų. the waiting place to heaven. Ir tai kaip laukiamoji salė, laukiamoji vieta dangui. But I want to ask some questions about our home here. What's our privileges and what's our duties? Aš norėjau paklausti tenais klausimų, jis pasakė apie namus ir kokios čia yra privilegijos, kokios pareigos. And he was talking to his mother, who's already been in heaven like 20 or 30 years. Jis kalbėjosi su savo mama, kur jau dangui galbūt 20-30 metų praleido. Ir ji jam pasakė, jauskis visiškai laisvai užduoti bet kokį klausimą. Because here in paradise, Nes čia rojui we learn about the wonders of our Father's house, mes išmokstam apie tėvo namus, just as we did on the earth, lygiai taip pat, kaip ką mes darėme ir būdami žemėje. by applying ourselves to all the means and sources of knowledge. Ir mes pavedam save ir įvairiais būdais gauti tą pažinimą. Paklausyk tai, nes tai kalbama, tu gali iš pirmų rankų sužinoti apie karalystės, reiškia, kaip gali jaustis arba kaip yra, kad būti Dievo karalystėje. This is from people who really live in God's kingdom. Čia kalba žmonės, kurie gyvena Dievo karalystėje. And God's dream is for the kingdom of heaven to come to earth. O Dievo tikslas yra, kad dangaus karalystė ateitų į žemę. Even in the Lord's prayer we pray, Lord, may your kingdom come Ir, on earth as it is in heaven. ir viešpaties maldoj pasakyta, te tavo karalystė įvyksta kaip danguje, tokia tavo valia būna ir žemėje. What does he mean by that? Ką jis turėjo omeny tai sakydamas? So listen what it's like in heaven, like in paradise. Paklausyk, kaip dangui arba kaip rojuje. Here in paradise, Čia rojuje your privileges are unbounded, tavo privilegijos yra neribotos, unlimited. be ribų. Your capacities for pleasure and enjoyment are greatly enlarged. Ir tos galimybės potencialas patirti džiaugsmą, patirti malonumą yra padidintos, Since leaving the scenes of your earthly life. kadangi palikai žemiškas nuodėmes. Everything here invites the fullest exercise of every faculty of your soul. Čia yra kaip pilnas lavinimasis tavo sielos. Ir, reiškia, visas tavo elgesys yra vedamas Dievo pažinimo. Never wish to do anything for yourself or exercise yourself contrary to the will of God. Tu niekad nenori nieko daryti prieš Dievo valią. The law of love and life Ir meilės ir šviesos įsakymas, is the law that governs the heavenly kingdom. šitas įsakymas, jisai valdo visą dangaus karalystę. Ir nei vienas čia nenori, netrokšta padaryti kažko, kas būtų iš moralinės pusės neteisinga. There is no thought or suggestion by anyone of himself. Niekas neturi netgi tokios minties ar tokio patarimo. Nei vienas nenori padaryti kažko, kas būtų morališkai neteisinga. Even there's no temptation in yourself. Netgi nėra pagundos savyje, ką nors padaryti prieš Dievą. Everything that you even feel inclined to do is right. Viskas, ką tu nori daryti, yra gera. Jis kalba iš tos moralinės pusės, kas yra teisinga ar ne. And yet your knowledge is still limited. Nors pažinimas dar tebėra, tavo pažinimas tebėra ribotas. Nes tu turi augti, aš manau, kad tu turi augti karalystėje. But whatever God approves, Bet tai, kad Dievas patvirtina whatever your knowledge understands, ir tavo supratimas leidžia tau suprasti, you will agree with it from the innermost part of your soul. tu sutiksi su tuo iš savo tiesiog vidaus gelmių. Jo valia tampa tau įsakymu. Never charges guilt upon anyone here. Ir jis nei vieną nepripažįsta čia kaltu, No one in God's heavenly nei vienas Dievo karalystėje has any feeling or wish to disobey the Lord. neturi niekas tokio noro ar troškimo nepaklusti viešpačiui. Sin is not known here. Ir čia niekas nepažįsta nuodėmės. The great curse of the earth is banished from these streets. Amen. Šitas didžiausias žemės prakeikimas dingo šitoj vietoj tarp šitų rūmų ir šitų gatvių. From all the drives, the walks, and all the resorts of paradise, Iš visų kelių, iš visų gražių vietų,
Čia nebelikę net nuodėmės dėmės nuo to meto, kai Dievas išvarė tos angelus. All the people that you see, Visi žmonės, kuriuos tu matai, tūkstančiai, jie atlieka kažkokius savo darbus, reikalus. they are so completely in the image of God. Jie visiškai tobuli, Dievo atvaizdas tobulas juose. They have no desire at all to do anything else than just fulfill God's will. Nes jie neturi jokio kito troškimo, kaip tik išpildyti Dievo valią. Atlikti kažkokį tai darbą ar pareigą ir tarnauti viešpačiui čia yra laikoma kaip privilegija. It's a great delight to do all the things that we do. Tai atneša pasimėgimą daryti tai, ką mes darom. To a word like compulsion or restraint, which is on the earth, there's no meaning to it. Toks reiškia, toks žodis kaip susilaikimas, žemėje vartojamas žodis čia neturi jokios prasmės. Čia dangui tokio dalyko nėra. Everybody you see perfectly joyful and happy. Kiekvieną žmogų, kurį sutinki, jie tobulai laimingi ir džiaugsmingi. Nėra nei vieno nepasitenkinusio ir nelaimingo. Everybody is perfectly satisfied, Kiekvienas highly at rest. tobulai patenkintas ir pailsėjęs. Here we see a picture Mes matom of paveikslą, God's kingdom is like. kokia yra Dievo karalystė. Ir dėl to aš paminėjau tai savo knygoje. Because when I read this, Kai aš perskaičiau tai, I understand what's been in God's heart for aš supratau, kas yra Dievo širdyje. Daugybę metų. God wants a family Dievas trokšta šeimos and He wants people that love Him. ir trokšta žmonių, kurie mylėtų jį. Žmonių, kurie norėtų būti su juo. Ne vien tik žmonių, kurie šiaip netai pakenčia jį, toleruoja. These people I've spoken to, Daugybė žmonių, su kuriais aš kalbėjausi, they want just enough of Jesus jiems užtektų arba jie norėtų šiek tiek Jėzaus, so they can go to hell. kad užtek tiek, kad patektų į dangų, neįtų į pragarą. That's what I call salvation. Ir tai aš vadinu išgelbėjimo evangeliją. We have preached that if you accept Jesus, you don't have to go to hell. Mes pamokslavom, jeigu tu priimsi Jėzų, tau nereikės patekti į pragarą. Ir žmonės sako, gana man tiek. I don't want anything to do with God. Daugiau aš noriu turėti nieko bendro su Dievu, bet aš ir į pragarą nenoriu eiti. So I'll come to church, Aš ateisiu į bažnyčią, sugiedosiu giesmę ir nedidelį paaukojimą įmesiu. sing some songs and Ir dar giesmių pray kelias, sometimes, dar kartais pasimelsiu. but I don't want any more. Daugiau nenoriu. That's enough for me. Tiek man pakanka. But God just makes me sick. Bet Dievas sako, kad jam nuo to bloga. I want you hot or cold, Aš noriu, kad tu būtum arba karštas, arba šaltas. because if you're just lukewarm, I don't want you in my kingdom. Jeigu tu esi tik drūdnas, aš nenoriu tokio savo karalystėje. You're no benefit to God. Jokios naudos iš tavęs Dievui. I can ask these children, you want to be in this house? Aš vaikų paklausiau, nori čia gyventi šituose namuose? Arba šiaip netaip ištverėt su savo tėvais, kad greičiau išeitumėt iš namų. Can't wait to get out. Negalit sulaukti, kol išeisit iš namų. Bet vaikai dažniausiai nenori iš tėvų namų pabėgti. You shouldn't, Bent jau taip turėtų būti. because that's where He's loved. Nes čia jie mylimi. And His parents will not hold anything back from their children. Ir tėvai nieko neužlaiko savo vaikam. God wants us to enter into Him, Dievas nori, kad mes ateitumėm pas jį and for His life to come into us. ir kad mes įeitumėm į jį, o jo gyvenimas ateitų pas mus. There's a famous saying, Yra toks įžymus pasakymas. God became man, Dievas tapo žmogumi, kad žmogus taptų toks kaip Dievas. not in the Godhead Ne taip, kad kaip Dievas, kūrėjas, or in power, arba toks, žiūrint iš Dievo jėgos pusės, but to the very life and nature of God Himself. bet turėtų Dievo prigimtį. The way I explain it, Ir tokiu būdu, kaip aš paaiškinu jums, įsivaizduokit, the wood here is like the world, kad šitas stalas ar šitas medis yra kaip šulinys. Ir Biblijoje mes skaitome Egipte, at the edge of Egypt is the Red Sea, Egiptas ir bojusius Raudonąją jūrą. and then this white is here is the wilderness. Reiškia, šitas kilimas jau būtų dykuma. And there's only one man who's the promised man, but he's only got one foot in the promised land and one foot in the wilderness. Taigi vienas žmogus yra pusiau dykumoje, pusiau pažadėtų žemėje. His heart is still in India,
Jo širdis ir Indijoje, ir Lietuvoje. still in India, and he has a little bit of India here. Ir šiek tiek Indijos turi čia. Bet dauguma žmonių masto tik taip, man bereikia tik tai užlipti ant šito kilimo. Some of them only just one foot in it. Ir dauguma, kai kurie tik vieną pėdą uždeda. Some places they say, I want you to give a testimony how you got saved. Ir kai kuriuose vietose žmonės sako, noriu, kad tu paliudytum, kaip išsigelbėjai. Ir jie taip užsiėmė, pasakoja, kokie jie buvo nusidėjėliai, kaip jie vogė. Ir toj pat pakliūdavo į bėdą, ir toj policija suimdavo juos, ir daugybę dalykų blogų darė. Then one day I decided to come to Jesus. Bet vieną dieną nusprendžiau ateiti pas Jėzų. What happened after that? O kas po to įvyko? Nieko. But this is the big deal. Nu, bet čia tai pagrindinis dalykas. I came across this line. Per šitą liniją peržengiau, Oh yeah, I thought I got that right. teisingai buvau pakrikštytas dar. Well, now, and what happened after that? O po to, kas įvyko, I don't know, I went to church. nežinau, ėjau į bažnyčią. Žmonės kažką man Bibliją parodė, biškį paskaičiau. But I didn't understand. Bandžiau skaityti, nieko nesupratau. Did you come into the kingdom? Ar tu atėjai į karalystę Did the kingdom come into you? ir karalystė apsigyveno tavyje? Ar tu džiaugiaisi gyvenimu su Kristumi? You inherit the riches of Christ? Ar tu paveldėjai tas išgelbėjimo turtus? I know what you're talking about. Aš nežinau, apie ką tu kalbi. I used to be wealthy. Buvau labai pasaulietinis, And I used to have fun and do things. užsiėmiau visokiais smagumais ir visokiais vakarėliais ir išgerimais. Now I'm Dabar aš krikščionis. Christ living in you. Ar Kristus gyvena tavyje? I don't know. Nežinau. I'm a bit different. Šiek tiek skiriuosi. No, I like to smoke and drink anymore. Jau daugiau neberūko ir nebegeriu. This is all thinking about outside. Ir mato, čia mąstoma vien tik apie išorinius momentus. Bet Dievas bando ateiti į mūsų vidų. He wants us to enter into Him. Ir Jis nori, kad mes apsigyventumėm jame. This is a process to life. Šis gyvenimas yra procesas. Every day I'm walking out my salvation. Kasdieną aš žengiu savo išgelbėjimo I'm žingsnį heading for the promised land, ir einu į pažadėtą žemę. which is really the promised riches of Christ. Nes bet tai yra pažadas, Kristaus turtų pažadas. And only when I get up to here Ir kai aš ateinu tik iki čia, do I even know that there is some promised riches there. aš tik sužinau, kad yra tų turtų pažadas. If I stay back here, Jeigu aš pasiliksiu ten, aš visą laiką galvosiu apie tai, ką aš ten pasaulyje turėjau. oh, at least I could do my own thing. Vėl pradėsiu daryti savo dalykus. I could party. Galiu turėti draugų ir išgėrimų, vakarėlių visokių. Niekam aš neužkliuvau. Išgyvenau. They haven't understood, they've never tasted of the riches of Christ. Bet jie niekad neparagavo Kristaus turtų. They haven't let Christ come inside of them. Jie neleido Kristui ateiti į jų vidų. They're in salvation. Jie išgelbėjime Maybe their soul is saved. ir galbūt jų siela išgelbėta. Maybe just. Vos vos. The Bible talks about these people who just scraping through the fire. Ir Biblija kalba apie tos žmonės, kurie šiaip netai praeis per ugnį. There's no reward for them. Nebus atlygio jiems. Because all they did was only to save their soul. Nes viskas, kas jų gyvenime įvyko, tai jų siela buvo išgelbėta. But they never really came into the family. Bet jie niekad netėjo į šeimą. Jeigu, tarkim, kaip vaikai, jeigu šie vaikai būtų buvę našlaičiai ir jie būtų atvesti į šios namus Then it felt that they really belonged to the house. ir jaustųsi, kad jie niekad nepriklausė šiems namams. Ir galvotų apie tai, kaip buvo anksčiau. Bet jie niekad nepriimtų šitų žmonių kaip savo tėvų. Tai įvyksta kartais su kai kuriais įvaikintais vaikais. You're not my real mother. O, tu ne mano tėvas ir ne mano motina. Aš eisiu susirasti savo tėvą ir motiną. Tu tik tai rūpinėsi mumis, globėjai. Hurt the parents. Ir tai labai skaudintų tėvus. Parents said, we adopted you as our children. Nes tėvai sako, mes jūs įvaikinom kaip savo vaikus. God wants to adopt all of us. Dievas nori įvaikinti mus visus Family. į savo šeimą. Jis nori, kad mes visi būtumėm lygus. But even when I come into this small house here, Bet kai aš ateinu netgi į šitą mažą namelį, when we're worshiping God, kai mes garbinam Dievą I'm looking around. ir aš žiūriu aplink, There's some people up the front really enjoying God and like being with God's life coming out of them.
Kai kurie žmonės pilni džiaugsmo, pilni Dievo gyvenimo. Ir o kai kas galvoja, kada greičiau baigsis. Čia mano širdies nėra. Šiaip netaip ištversiu. Bet aš nesu to dalis. Dievas žvelgia į šį kambarį. Jis atėjo susitikti su žmonėm, kurie atėjo susitikti su juo. Dievas vienodai nori išlieti savęs kiekvienam. Dievas nėra šališkas, nėra rasistas, jis nelaiko vieno aukštesnių už kitą. Jis nesako, kad tai yra speciali vieta australams ar lietuviams. Dievas nėra šališkas. Ir aš dėl to sakau, kad Dievas labai myli indus, nes jų labai daug, 1,2 milijardo. Iš kiekvieno, jeigu paimsim 4 žmonės pasaulyje, vienas iš tų 4 yra indas, o kitas kinietis. Ir dar vienas juodaodis ir dar vienas baltaodis. Dievas daugiau sukūrė indų negu, nes juos myli. Ir jie greičiau pasidaugino, padaugėjo. Jo, nes visi nori po 8 vaikus. Kinijoje galima, valdžia leidžia turėti tik 1 arba 2 vaikus. Bet Dievas sako, gali turėti tiek, kiek nori. Gali daugybę turėti. Jis davė įsakymą ir žmonėms pasakė, dauginkitės ir pripildykit žemę. Gali turėti tiek vaikų, kiek nori. Ir džiaugtis manim tiek, kiek nori. Gali turėti tiek daug Dievo, kiek nori. Marijai nepakako tiek, kiek jie gavo iš Jėzaus. Bet Mortai nerūpėjo. Jos iš tos pačios šeimos. Viena buvo susirūpinusi visokiais dalykais, kaip viskas tvarkinga ir viskas sutvarkysiu. Jinai norėjo jam padaryti įspūdį, bet Jėzui tai nepadarė įspūdžio. Vaikai labai didelio įspūdžio tėvams nepadarys, dirbdami, kad nuplautų mašiną. Galėtų savo kambarį sutvarkyti. O čia būtų neblogai. Bet jie negali daugiau vaikiškesni būti, dar daugiau. Tėvas nepasakys, kadangi tu pakankamai dirbi, aš priimu tave kaip savo sūnų. Ar taip yra? Dievas priima kiekvieną, kuris pas jį ateina. Nesvarbu, kokie blogi jie buvę. Ir nesvarbu, kokia praeitis. Nesvarbu, kokie jų protėviai buvo. Prieš 2000 metų jūs turėjot būti visi žydai. Tik tai žydai galėjo ateiti į Dievo karalystę. Bet šlovė Dievui, kad žydai atmetė Jėzų. Dabar mums visiems pagonėms yra viltis. Mes galim visi ateiti pas Dievą ir tapti Abraomo palikuonėmis. Ir mes galim tiek Kristaus turėti, kiek tik yra. Aš noriu daugiau. Aš esu išalkęs daugiau. O jūs, žmogus vardu Smith Wigglesworth pasakė? Aš esu pasitenkinęs nepatenkinamu pasitenkinimu. Negaliu gauti pakankamai. Kiekvieną kartą, kai apturiu vis daugiau Jėzaus, jis padaro mane alkaną ištroškusi dar jo daugiau. Noriu daugiau Jėzaus, kad jis galėtų turėti manęs daugiau. Tai ne religija. Tai realybė. Dievas nori išlieti save kaip į...
Tunelį. Funnel, like Kaip leika. your petrol, Jo, kaip leika. in your car. Dievas nori išlieti save kaip per leiką. Pouring in this big Piltuvėlis. but our tiny little net Bet apačioj labai siaura. can only take a little part of God. Gali tik tai mažą dalį priimti. So God has to stretch our neck. Taigi Dievas turi praplėsti mūsų kaklus. And even the anointing, it says that the inner fatness Ir netgi tai kalbam apie Dievo breaks patepimą, the yoke. kad reiškia tas aliejus sudaužo jungą. When a cow gets a fat neck, Kai karvės kaklas pastorėja, this yoke that used to hold him, tas jungas, reiškia, kuris pajungia karvę jautį į vergyją, what happens when it grows? kai tas kaklas auga ir storėja, Yeah, very good. From being under bondage. reiškia, sustabdo mane, kad aš nelikčiau vergyjoj. In one version it says the inner fatness. Vienam vertime pasakyta vidinis riebalų sluoksnis. When God is growing so fat in me, Kai Dievas auga ir stambėja manyje, whatever tried to hold me a prisoner, kas mane užlaiko kaip kalinį, it has to break. turi sulūžti. When God grows in me, Kai Dievas auga manyje whatever small mold the devil tried to put me into, ir kas tai bebūtų, į ką velnias mane nori pakinkyti, maybe it was my small, narrow-minded thinking, gal tai buvo mano mažas, siauras mąstymas, the anointing of God inside me, Dievo patepimas mano viduje, breaks it off. sudaužo tai. That's what Lithuania needs. Būtent to reikia Lietuvai. Very small-minded. Labai siauras mąstymas. The 7 words of a dying church. Septyni žodžiai mirštančios bažnyčios. We never did it that way before. Mes niekad nesam tokiu būdu darę anksčiau. And the 7 dying words of Lithuania. Ir 7 mirštančios Lietuvos žodžiai. This is the way we've always done it. Šiuo būdu mes esam darę tik šiuo būdu. Our parents did. Mūsų tėvai taip darė. My parents were Catholic. Ir mano tėvai buvo katalikai. And I'm Catholic. Ir aš And my katalikas. children are going to be Catholic. Ir mano vaikai bus katalikai. And we're going to die as Catholics. Ir numirsiu kaip katalikas. I say, you know, Mary wasn't a Catholic. Aš jiems pasakiau, ar žinot, Marija nebuvo katalikė? Ką? Oh, she said, I'm a sinner. Oh, Ji pasakė, aš buvau nusidėjėlė. you're blaspheming. Sakė, tu pikdžodžiauji. Oh, Mary said, Ne, Marija tai pasakė. my Lord and my Savior. Ji pasakė, mano viešpatė ir mano gelbėtojų. Why did she need Jesus to be her Savior? Kodėl jai reikėjo, kad Jėzus būtų jos gelbėtojas? She wasn't a sinner. Jeigu nebūtų jinai baus nusidėjėlė. Even Mary was in the upper room. Netgi ir Marija buvo tam aukštutiniam kambarį The Holy Spirit. ir buvo pripildyta šventosios dvasios Day of Pentecost, sekminių dieną. when Jesus came as the Holy Spirit. Kai Jėzus nužengė šventosios dvasios pavidalę, kaip šventoji dvasia, Mother with the Holy Spirit. jis pripildė savo motiną šventąją dvasią Began to speak in other tongues. ir ji pradėjo melstis kitom kalbom. Oh, Shikila Mahusa Rama today. This makes something happen in my spirit. Tai nuo to kažkas vyksta mano dvasioj. Imagine Jesus filling his mother with the Holy Ghost. Įsivaizduok, kaip Jėzus pripildė savo motiną šventąją dvasią. Yes, she was a virgin. Taip ji buvo mergelė, She didn't stay a virgin. bet ji taip ir neliko. Po to ji turėjo daugybę vaikų. Katalikų Biblijoje to nėra užrašyta. Check it out. Check it out. Ta puslapį jie išėmė. Nes jie nori, kad Marija taip ir liktų mergelė. What about James and Jude O Jokūbas and Salome? ir Solomikas, It's the brothers. Jėzaus broliai, Now Jesus has many brothers. Jėzus turėjo daugybę brolių ir daugybę seserų. Mes turim tokį pasakymą, jeigu aš gimstu 2 kartus, I only die once. mirsiu tik 1 kartą. If I'm only born once, Bet jeigu aš gimiau tik 1 kartą, tada mirsiu 2 kartus. you understand that? Ar suprantate tai? It's very simple. Labai paprasta. Unless Jesus is born in me, Jeigu Jėzus gimsta manyje, he could be born in Bethlehem 1,000 times. jeigu jis negimsta manyje, nors jis ir būtų gimęs Betliejuje 1000 kartų, My soul will stay empty.
mano siela liks tuščia. There's only one purpose for this earth, Yra tik vienas tikslas šioj žemėje. so God can be born inside of us Kad Dievas galėtų gimti mumise and that we can express Him forever. ir kad mes galėtumėm jį išreikšti per amžius. This is the purpose of life Tai gyvenimo tikslas. for every person. Kiekvienam žmogui. It's not my opinion, Tai nėra mano nuomonė. what the whole Bible talks about. Visa Biblija kalba apie tai būtent. The Bible started in the garden, Biblija prasidėjo sode ir užsibaigė sode. Naujoje Jeruzalėje. Prasidėjo nuo medžio, gyvenimo medžio Genesis and Revelation is also a tree of life. ir pradžios knygoje ir apreiškimo knygoje taip pat. Ties gyvenimo medžiu. Who do you think is the tree of life? Kas jūs manote, kad yra gyvenimo medis? Who do you think is the tree of life? Kas jūs manote, kad kas yra gyvenimo medis? Right. Me, the hope of glory. Kristus God mumise. came into Christ, so that Christ can come into you. Dievas atėjo pas mus, kad Kristus galėtų ateiti pas tave. Jono Evangelija 15 skyrius, 4 eilutė. Pasilikite manyje, tai ir aš jumise pasiliksiu, kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje. Maybe you've heard of Hudson Taylor, a great missionary to China called Hudson Taylor. Jeigu esat girdėję apie tokį didelį misionierių Kinijoje, jo vardas Hudson Taylor, This was the greatest revelation of his whole career. tai buvo pats didžiausias apreiškimas, kokį jis yra gavęs per savo visą misijos laiką. And he made a very powerful statement. Ir jis padarė labai stiprų pasakymą. He who is most holy Tas, kuris labiausiai šventas, tas turi daugiausiai Kristaus. and then this scripture came to him, Ir ši rašto vieta atėjo jam. unless you abide in me, Jeigu nepasiliksi manyje and I abide in you, ir aš nepasiliksiu tavyje, you as a branch cannot bear any fruit of yourself. pati tu kaip šakelė pati iš savęs negali nešti vaisiaus. Nebent jeigu šakelė pasiliksi vynmedyje. No more can you except you abide in me. Jeigu tu nepasiliksi manyje In verse 5, ir 5 eilutėje, I am the vine and you are the branches. aš esu vynmedis, o jų šakelės. He who abides in me and I in him, Kas pasilieka manyje ir aš jame, brings forth much fruit. tas duoda daug vaisių. For without me you can do nothing. Nuo manęs atsiskyrę jūs negalite nieko nuveikti. This is the greatest revelation of all time. Tai pats didžiausias apreiškimas per visus laikus. When we come to this Kai mes suvokiam tai, and realize only God can change us. kad vien tik Dievas gali mus pakeisti. We can do nothing of ourselves. Mes patys negalim to padaryti. Break a branch off a tree Nulaužk nuo medžio šakelę or break some flowers. arba nuskink gėlės. Some religion looks like this. Ja, čia netikra gėlelė. Religijos atrodo šitaip. And you can stick it in the Netikra. no life in it. Nėra jokios gyvybės. The next time you see a Catholic, next time you see a religious person, Kitą kartą pamatysi religinį žmogų, you can say, are you one of those flowers that looking pretty? ar tai iš tų gražiai atrodančių gėlių, ar ta gėlelė, kuri nupjauta kažkur pamerkta į vasą, Or are you connected to the root? o ar tu turi ryšį su šaknim. It's a good question to ask people. Geras klausimas paklausti žmonių. You're not being rude, you're just asking a question. Tu nesi grubus, bet tiesiog nori paklausti klausimą. Because many of us, we are like a fresh flower Dauguma iš mūsų kaip šviežia, tik gyva gėlė, that has been cut off bet nupjauta. and put in a vase, Įdėta į vazą, pamerkta a clay vase į molinę vazą that will last for 70 years. ir, reiškia, 70 metų išstovės taip. And the flower looks very nice when it starts out. Ir pačioj pradžioje gėlė nupjauta, šviežia, gražiai atrodo. But after a few weeks, Po keletos savaičių nulinks, nuvys, pradės merdėti. now this is what happens to flowers, they die. Žinot, gėlės nuvysta, numiršta. And everyone is trying to clean this part up, Ir especially women.
Ir bando, They're spending lots of money. ypatingai moterys, bando užtušuoti, išleidžia daug pinigų, Not so stale. kad gėlės tos visgi vystančios neatrodytų taip prastai. Ar tiesa? They don't want to look artificial, but they are Nenori- spending lots of money Nenori atrodyti labai padirbtai, netikrai, bet daug laiko ir pinigų išleidžia. trying to clean up the outside flowers. Pabando gėlės išorę apvalyti, But God's not interested in you. bet Dievas nesidomi šito He dalyku. wants to know if you are connected to the root. Jis nori žinoti, ar tu prijungtas prie šaknies. Nes kai tu esi nupjautas ir pamerktas į gėlę, į vazą, numirsi ir galiausiai niekam tikės tik šiukšlis. So we have a chance to come back into the vine. Taigi mes turime galimybę sugrįžti į vynmedį. And when I'm connected to the vine, Ir kai esu aš pajungtas prie vynmedžio, I don't have to spend time trying to make it look good. man nereikia tiek daug laiko praleisti, kad gražiai atrodytų. Because the life coming from the vine keeps me fresh. Nes ta gyvybė, kuri ateina iš vynmedžio, išlaiko mane šviežią, sveiką. Is it true? Ar tai tiesa? Are you cut off, staying in a vase? Ar tu nupjautas ir pamerktas į vazą, ar tu pasijungęs prie šaknies? Jesus said, if you are connected to me, Jėzus sako, jeigu esi prie manęs pajungtas, you will always be fresh. visą laiką būsi You šviežias. will always have life. Visada turėsi gyvybę savyje. But if you're cut off, Bet jeigu nukirptas, nupjautas, you might look fine for a while, kurį laiką neblogai atrodysi, but you have no life in you. bet tavyje gyvybės nėra. And you end up in the rubbish. Ir galiausiai atsidursi And šiukšlyne. you smell. Ir kvapas atsiras. Most flowers, if they are kept for a long time, you pull them out, they smell. Dauguma gėlių, jeigu buvo pamerktos ilgą laiką, jos galiausiai pasmirsta. You throw them on the compost. Ir išmeti. So God's giving each one of us a choice. Dievas suteikia mums kiekvienam galimybę. Do I want to stay connected to Him Ar aš noriu būti ir turėti ryšį su juo, būti pasijungęs prie jo, and let His beauty come through me? ir kad jo grožis apsireikštų per mane. Or I want to stay independent, O ar aš noriu likti nepriklausomas, cut off, nupjautas and just spending time on the outside, making my outside look good, ir visą laiką praleisti, kad mano išorė atrodytų gerai. trying to impress everybody. Look at me. Kad įspūdį sukelčiau visiems. Oh, I'm Pažiūrėkite į better mane. than those ones. Aš žymiai geriau. Those ones Laikausi is negul, losing- kad jie. those ones is losing their Anie jau lapelius meta, At least I have some more. o aš dar čia turiu daugiau. They say, oh, you are losing your hair. Sako, žiūrėk, jau tu plinki. I said, yeah, but on the inside, Bet viduj I'm growing newer every day. aš vis naujai ir šviežiai augu. Yes, I'm 55 years young. Taip, aš 55 metų jaunumo. 32 years ago, Bet prieš 32 metus there's a new man growing inside me. naujas žmogus pradėjo augti manyje. And I don't like to talk about the old. Ir man nepatinka kalbėti apie tą seną žmogų. He died 32 years ago. Jis numirė prieš 32 metus. Now there's a new man growing inside of me. Dabar naujas žmogus auga Every manyje. day he's becoming fresher. Kiekvieną dieną jis atsinaujina. And I'm starting to enjoy the new man. Ir man smagu, aš džiaugiuosi tuo nauju žmogum. You wouldn't have liked to know my old man. Jums visiškai nepatiktų susipažinti su mano senu žmogum. He wasn't very nice. Nebuvo jisai geras. I put him in prison 3 times. 3 kartus jis buvo įkalintas, uždarytas kalėjime. Didn't change it. Ir tai jo nepakeitė. Came out worse. Išėjo iš ten baisesnis. And God had to crack him like a coconut Ir Dievas turėjo jį sudaužyti kaip kokoso riešutą. because I was a religious nut. Nes aš buvau religinis riešutas, kevalas. Preaching since I was 12 years old, Nes pamokslavau nuo 12 metų. but only had death, Bet tik mirtį nešiau. religious death. Religinę mirtį. But now I have new life coming out of me. Dabar turiu naują gyvenimą išeinantį iš manęs. I can't give something to somebody else that I don't have myself. Negaliu kam nors duoti kažko, ko pats neturiu. I can't help anybody Negaliu kitam padėti, unless I've received help. jeigu pačiam nebuvo suteikta pagalba. So if you've never let Jesus come inside of you, Taigi, jeigu niekad nesi leidęs Jėzui ateiti į tavo vidų, you're no use to anybody. niekam nenaudingas. You're no use to God, Nenaudingas Dievui and you're not really any use to the devil. ir nesinaudingas ir velniui. Because you're not happy in either way. Nes nesi patenkintas nei tam pasauliui. The
best thing you can do Geriausias dalykas, ką gali padaryti, pasakyti Dievui, Dieve, nenoriu nieko bendro turėti su senu gyvenimu. nothing physical could satisfy me. Nėra nieko šiam fiziniam pasaulyje, kas mane patenkintų. I know that I have an empty hole inside of me. Žinau, kad turiu tą tuščią tuštumą skylę savo širdį, That only you can satisfy. kad tik tu gali tą tuštumą užpildyti ir patenkinti. God, I'll never be happy. Ir gali pasakyti, Dieve, niekad nebūsiu laimingas, And that I'm connected to you. jeigu nepasijungsiu prie tavęs, nesusijungsiu su tavimi ir tu nebūsi susijungęs su manim. Jesus said, without me you can do nothing. Jėzus pasakė, be manęs nieko negali nuveikti. You're good for nothing. Niekam tikės You can't help anybody. ir niekam negali padėti. You can't even help yourself. Netgi savo negali padėti. You're like a retarded person. Tu kaip invalidas, visiškai Invalid can't help visiškai nesveikas žmogus, kuris kitam padėti negali. If somebody falls over, Jeigu kažkas užkris ar nukris ant tavęs, invalid says, I'm sorry, I can't help. invalidas, jis negali padėti tam žmogui atsikelt, sako, atsiprašau, To help me. nes man pačiam reikalinga pagalba. I'm not making fun of invalids. Aš dabar nesišaipau ir nesityčiu iš invalidų žmonių, Many spiritual invalids, nes daugybė yra dvasinių invalidų. they are babies. Jie turi vaikų They're stuck on the breast of their pastor. ir jie kaip naujagimi ir jie tebežįsta iš pastoriaus. They're drinking baby's milk all their life. Ir geria kūdikių pieną visą 10 years, gyvenimą. 20 years, 20 metų, 30 metų. never growing, Niekad neauga never producing babies, ir niekad neturi savo vaikų. never producing life. Niekad neleidžia gyvybei per juos pasireikšti. They're always consuming Jie tik tai yra kaip ėmėjai, vartotojai. and never producing. Ir niekad patys nieko neišleidžia iš savęs. Always needing help. Visada tie, kurie reikalauja pagalbos, Always taking and never giving. visada tik ima, bet niekad neduoda. That's like the Dead Sea. Tai kaip mirusi jūra. Always taking. Visada tik ima. Ir negyvoji jūra smirda. Pilna toksinių medžiagų. If it gets on your clothes, you can never get it off. Jeigu ant tavo drabužių papuls to vandens, Concentrated mineral. koncentruoti mineralai ir negalima nesiplauna. And you can't even drown Netgi paskęs negali joje. because you sit up. Nesėdi ant vandens. There's so much salt in it, Tiek daug druskos. but nothing grows in it. Bet joje niekas neauga. Not even fish. Negyvena netgi žuvys. Not even the algae. What is that? Algae is like this green stuff. Ai, šitie žali, tie nemaurai tokie žali dumbliai neauga. Good for nothing. Niekam verta, niekam tikusi, mirusi. But the Jordan Bet Jordano upė is full of life. pilna gyvenimo. Once it flows into the Dead Sea, Bet kai ji įteka į negyvąją jūrą, there's no outlet. neišteka iš ten So niekas. it dies. Taigi ji miršta. Water is Vanduo miręs. God wants to have an outlet. Dievas nori, kad būtų tie ištakai. He wants to flow into you Dievas nori įtekėti į tave and out of you. ir iš tavęs. He wants you to be a blessing. Jis nori, kad tu būtum palaiminimu. Oh, I'm so blessed. Aš toks palaimintas God gave everything to me. ir Dievas man viską suteikė. Okay, what did you give out? O ką tu atidavėjai? Nothing. Nieko. I just want to be blessed. Aš noriu būti tik palaimintas. Bless me. Palaiminkit mane. People only want to be blessed. They don't want to be a blessing. Žmonės nori būti palaiminti, bet nenori būti palaiminimu kitiems. But God said to Abraham, Bet Dievas pasakė Abromui, I have blessed you aš tave palaiminau, to be a blessing. kad tu būtum palaiminimas. The whole world is going to be blessed through you. Visas pasaulis bus palaimintas per tave. You want the whole of the world to be blessed through you? Ar nori, kad pasaulis visas būtų palaimintas per tave? I want the whole of Lithuania to be blessed through me. Aš noriu, kad Lietuva būtų palaiminta per mane visa. Same with you. Tas pats ir su tavim. Up to you. Tai nuo tavęs priklauso. You want to be a consumer Tu nori būti vartotojas or producer? ar tas, Which one? kuris atiduodi, He knows. Producer. Which is better? kuris geriau. You know, we always go to the supermarket. Mes einam į parduotuvę, And they just sit there waiting and we just pay them money. reiškia, jo, ir jie ten sėdi parduotuvė ir laukia, kol mes jiems pinigus mokėsim. They don't have to do anything. Nieko jiems nereikia daryti, They just sit there and take your money. jie tik sėdi ir paima tavo pinigus. Because we keep eating
nes mes norim valgyti. And we eat and there's nothing left in the cupboard. Ir kai nieko nelieka spintelėse, I have to go back to the producer. mes turim pas gamintoją nueiti. Say, Aš esu vartotojas. I'm at your mercy. Aš iš tavo malonės gyvenu, iš tavo gailestingumo. If I don't keep coming back, I'll die. Jeigu nesugrįšiu pas tave, numirsiu. This is what happens spiritually. Lygiai tas pats dvasiškai. We have people just coming to get blessed. Mes turim visą laiką žmonių, kurie ateina tam, kad būtų tik palaiminti. They just want to look pretty in their vase, Nori gražiai atrodyti savo vazoj, but they don't want to produce fragrance. bet nenori skleisti malonaus kvapo. And some flowers, when you squeeze them, Kai kurias gėlės, kurias sugniauži, they let out a beautiful fragrance. gali išleisti jos malonų kvapą The labai. rose. Rožiai. But this one Bet šita, just goes treacle. tokia susiraukšliais lieka. No fragrance, Jokio kvapo, no life. jokios gyvybės. What do you want to do? Kuo tu nori būti? Plastic flower Ar popierinė gėlė, or one in a vase ar ta, kuri vazoj pamerkta, or a plant? ar augalu? This one. Kuriuo? Even a plant gives oxygen. It takes carbon dioxide Netgi ir augalai, jie išskiria deguonį ir surenka and releases oxygen. anglies dvideginį ir išskiria deguonį. Palmės augalas, Cynthia palm. čia kažkokios šitos palmės. It's the only plant in the world Būtent šita palmė Australijoje vienintelis augalas pasaulyje, that absorbs tobacco smoke kuri surenka tabako dūmus and turns it into pure oxygen. ir paverčia tai deguonimi. You should take one of those to every bar in Lithuania. Reiktų po tokią palmę kiekvienam bare pasodinti. But it's very clever. Bet labai protinga. It feeds on the more smoke, the healthier it gets. Kuo daugiau dūmų jos gauna, tuo geriau auga. Only cigarette smoke, Tik cigarečių dūmus, tobacco, tabako. and it thrives Ir klesti, žaliuoja. and it gives out beautiful oxygen. Ir išleidžia, pagamina deguonį. What do you want to be? Kuo norite jūs būti? You want to be God's child that's going to affect and change the world, Norite būti Dievo vaiku, kuris gali pakeisti pasaulį? or the devil's children want to take everything for themselves? Arba kaip velnio vaikai, kurie nori imti tik savo viską? You have a choice today. Šiandieną turi pasirinkimą. You've never crossed over out of darkness into light, Jeigu niekad neperžengia iš tamsos į šviesą and you've been a consumer all your life, ir buvai tik vartotojas visą savo gyvenimą going round in circles, ir jei ratais aplink and never blessing God back. ir niekad nepalaiminai Dievo, Today you have an opportunity. šiandien turi galimybę. Say, I'm going to come to my senses. Dabar į sveiką protą sugrįšiu I'm going to let God start to change me on the inside. ir leisiu Dievui pakeisti mane iš vidaus. So that when people squeeze me, Iki žmonės suspaus mane, beautiful smell, geras kvapas išeis iš manęs. not a smell of death, Ne mirties kvapas, the Bible says. nes Biblija sako, Some Christ is a smell of death. kai kuriems Kristus yra mirties kvapas, To some it's a fragrant aroma of life. bet kitiems tai malonus gyvenimo kvapas. Depends who you have inside. Priklausomai nuo to, kas tavyje gyvena. Drunk man Girtas žmogus, can see what's inside. gali matyti, kas jame, jo vidui. You get out of my way, you freaking Pasitrauk iš čia. horrible. The devil coming out. Velnias, kuris kalba per jį. You squeeze an angry man, anger comes out. Jeigu suspausi piktą žmogų, piktis iš jo išeis. Squeeze toothpaste comes out. Suspausi pastos tutelę, dantų pasta išlys. Somebody pushes your button, Jeigu kažkas pradeda spaudyti tavo mygtukus, what is inside you will come out under pressure. po spaudimo metu, kas yra tavo vidui, išeis iš tavęs. When they hit Jesus, Kai jie kirto Jėzui, turns the other cheek. Jėzus atsuko kitą žandą. Father, forgive them. Tėve, atleisk jiems, They don't know what they do. nes jie nežino, ką daro. He's full of God. Nes jis buvo pilnas Dievo. Squeeze Jesus, Tu suspausi Jėzų, beautiful fragrance comes out. malonus kvapas išeina iš jo. When someone is full of Christ, Kai kažkas pilnas Kristaus, no matter what happens to them,
Nesvarbu, kas beivyktų su jais, pressure, po spaudimu, the beautiful fragrance of Christ. gražus kvapas išeina iš jo. Someone's full of the devil, Jeigu pilnas žmogus velnio, then an ugly, stinking smell comes out. tai bjaurus, smirdantis kvapas išeina iš jo. It leaves a bad taste in your mouth. Ir palieka blogą skonį tavo burnoj. It happened in Lithuania? Tai vyksta Lietuvoje. Is what I'm saying true? Ar aš tai, ką sakau, tiesa? Which side do you want to be on? Kurioj pusėje tu nori būti? Then you make a choice with your life. Turi padaryti apsisprendimą savo gyvenime. Is there anybody here that you've never made that choice in your life before and you would like to today? Jeigu čia yra kas nors, kas tokio apsisprendimo nesat padarę Put your hand up and I'll pray with ir norėtumėte tokį sprendimą padaryti, jūs pakelkite ranką ir aš pasimelsiu su jumis. you. Be ashamed. Tau nereikia gėdytis Dievo. Dievas paskui žmonės, ieškodamas žmonių atėjo pats. Ne žmogus ieškodamas Dievo nuėjo. Kažkas stumia jūsų ranką į viršų, aš matau. But it's got to come from in here. Bet turi ateiti iš čia. He knows you should do it. Jinai žino, kad jums tai reikia You padaryti, don't want to. bet jūs turit norėti to I pats. can take a horse to the water. Aš galiu įdėti žarną į vandenį. Can't force you to drink the Horse. horse Mhm. to the water. Aš galiu įstumti I'm gonna arklį. push his head under. Aš galiu įstumti arklį į vandenį, bet negaliu jo galvos palenkti, kad jis If I gertų. put salt in his mouth, Bet jeigu aš įdėsiu druskos jam į burną, then he wants to drink. jis užsinorės Give me gerti. the water. Quick. Greičiau vandens. I'm trying to put a bit of salt in your mouth. Aš bandau, aš šiek tiek druskos įdedu jums į burną, So you want to drink for yourself. kad pats užsinorėtumėt gerti. Jesus said, he whoever drinks of me, Jėzus sakė, kurie gers iš manęs, he will never thirst again. jie netrokš daugiau. He never wants anything worldly. Jie nenorės to, ką pasaulis turi The jiems world pasiūlyti. cannot satisfy him. Pasaulis negalės patenkinti jo. It's your future. Taigi tai jūsų ateitis. We're talking about the next million, billion, zillion, trillion years. Mes kalbame apie milijonus, milijardus ir daugiau negu milijardus metų į priekį. It's a long time. Labai apie ilgą laiko tarpą kalbam. Eternity is forever. Amžinybė yra amžina. I died once when I was 12 years old. Aš miriau kartą, kai man buvo 12 metų. My grandfather raised me from the dead. Aš buvau numiręs. Mano senelis prikėlė mane iš numirusių. But I had a taste of eternity. Bet ir aš paragavau amžinybės. I'll never forget. Ir niekad nepamiršti to. The spiritual world is far more real than the physical world. Dvasinis pasaulis žymiai realesnis negu fizinis pasaulis. You don't have to ask questions. Nereikia net klausti klausimų. You just know. Tiesiog žinai, There's nothing limited nėra ribų in the spiritual world. dvasiniam pasauliu. Here we are very limited. Fiziniam pasauliu mes esam labai apriboti, In the spiritual world, bet dvasiniam pasauliu so much bigger. viskas žymiai didesni, viskas žymiai. I didn't want to come back to Išsiplėtę. the earth. Aš į žemę grįžti nenorėjau. I wanted to stay in paradise. Aš norėjau likti rojui. Like we read today, Ką mes perskaitėm šiandieną. everything's perfect. Viskas tobula tenai. No sin. Nėra nuodėmės Nobody wants to do wrong. ir nieks nenori nieko blogo daryti. Everyone wants to please God. Visi nori patikti Dievui. Everybody's happy. Ir visi laimingi. Is everybody happy in Lithuania? Ar visi laimingi Lietuvoje? I don't think so. Well, even he knows. Net jis žino. We're one of the saddest places on earth. Viena liūdniausių vietų žemėje. It is the highest suicide rate in the world. Lietuvoje yra aukščiausias savižudybių skaičius. 1 out of every 1,000 people kill themselves. 1 iš 1000. In Egypt, 1 out of every 1 million. Egipte 1 iš milijono. In Savižudybės. Ethiopia, nobody. Etijopijoje nėra. They're all trying to stay alive. Visi bando išlikti gyvi. Here they're trying to kill them. Čia bando nusižudyti save. No hope, Nėra vilties no future. ir ateities. Doing what they always do. Daro tai, ką No happiness. visi darė prieš tai ir nėra laimės. But they don't have to stay there. Bet tokiu būdu taip nereikia likti. You don't have to put up with what your parents. Nereikia tau taiksyti su tuo, su kuo tavo tėvai You can taikstėsi. have a new parent. Tu gali turėti naujus
tėvus. I have a new Father, Aš turiu naują tėvą, a heavenly Father. dangišką tėvą. He will never let me down. Jis niekad nepaliks manęs. My natural father said to me, you will never do anything good with your hand. Mano tėvas žemiškas man pasakė, nieko gero savo rankomis gyvenime nepadarysi. My heavenly father said the opposite. Bet mano dangiškas tėvas man pasakė priešingai. There is nothing impossible for you. Nėra nieko neįmanomo tau. All you have to do is believe. Vienintelis dalykas, ko iš tavęs reikia, tai tikėti. And everything is possible. Ir viskas yra įmanoma. I can take you around the world 30 times without any money. Aš galiu tave 30 kartų aplink visą žemę apvežti be pinigų. In the natural, it's impossible. Natūraliom akim žiūrint, tai yra neįmanoma. But my God is the God of the impossible. Bet mano Dievas yra neįmanomų dalykų He's my Dievas. Father. Jis yra mano tėvas. I'm his child. Aš jo vaikas. He's taken me to so many countries. Jis mane nuvežė į tiek daug šalių. I didn't have any money. Neturėjau pinigų, It didn't stop God. bet tai nesustabdė Dievo. Even coming to Lithuania, Netgi į Lietuvą. God looked after me. Dievas prižiūrėjo mane. Jo. Monastery. Reiškia, mane paėmė kažkas ir nuvežė į vienuolyną. He said, you can live with a month. Ir jis man pasakė, tu gali čia gyventi su vienuoliais. I said, how much is it cost? Aš paklausiau, kiek man kainuos čia pragyvenimas. Zero. Pasakė, nieko. Nothing. Nieko. Everything taken care of you. Bus visko pasirūpinta. And you can preach to the month. Ir gali pamokslauti vienuoliams. Maybe they all become born again. Gal jie visi atgims Revival start in ir gal prabudimas prasidės vienuolyne. Hallelujah! Oh, that's my God. That's the God I want to serve. Čia toks Dievas, kuriam aš tarnauju. Aš tokiam Dievui noriu tarnauti. You're working for the wrong boss. Jūs ne tam viršininkui dirbat. He pays lousy wages. Jis prastai moka. You notice that? Lousy. Not very small wages. Labai mažai. Always complaining. Pastoviai skundžiasi. But my God, Bet mano Dievas, He owns cattle on 1,000 pounds. jisai valdo tūkstančius gyvulių And He owns the ant gold in tūkstančių every mine. kalnų. Ir jis savininkas aukso kasyklose. Lithuania belongs to Him. Ir Lietuva priklauso jam. The whole world belongs to Him. Visas pasaulis jam priklauso. This is His footstool. Čia jo pakojas. That's how big God is. Toks didelis yra Dievas. His throne is in heaven. Jo sostas yra dangui, Feet is on the earth. bet jo pėdos yra ant žemės. Very big. Labai didelis. How big is your God? Koks didelis tavo Dievas? Geras klausimas. Jis turi tokį patį pasirinkimą kaip ir aš. Tiesk man. You must ask yourself, Turi paklaus pats savęs. Ar aš noriu padaryti skirtumą šiame pasaulyje? O ar aš tiesiog kažkaip išgyvensiu? get by day to day. Diena iš dienos pragyvensiu, We all have a choice. nes visi turim padaryti pasirinkimus. Okay, everyone is going to be equal to us. Dievas suteikia kiekvienam tokią pačią lygią galimybę. Free to choose heaven, Esi laisvas pasirinkti dangų, free to choose hell. o esi laisvas pasirinkti pragarą. God will not force you. Dievas nevers He tavęs. invites you. Jis kviečia, He's done everything He can to stop you going to hell. jis padarė viską, kad sustabdytų tave nuo patekimo į pragarą. But God so loved the world, Dievas taip pamilo pasaulį and He so loved you, ir taip pamilo tave, that if you believe and receive Jesus, jeigu patikėsi ir priimsi Jėzų, you should not have to perish. tau nereiks pražūti. Not would not, Ne tai, kad nepražūsi, should not. nereiks pražūti. There's no reason for you to perish. Nėra jokios priežasties tau pražūti. Why? Kodėl? You have the same choice as everyone. Nes turi tokį patį pasirinkimą, kaip ir kiti turi. God doesn't want to make you religious. Dievas nenori padaryti tavęs religingu, He wants to make you the best person you can ever be. jis nori padaryti tave pačiu geriausiu žmogum, kokiu tu tik gali būti. Clean, Švari, tyru whole, ir complete. visiškai pilnaverčiu, Nothing missing and nothing broken. kad nieko netrūktų. So we all have the same choice. Mes visi turime tą patį pasirinkimą. Pasimelskim. Heavenly Father, Dangiškas tėve, I thank you for the word of God, aš dėkoju tau už Dievo žodį, which is the truth. kuris yra tiesa. You said the knowledge of the truth
Tu pasakėjai, kad tiesos pažinimas set us free. išlaisvins mus, If we act on the truth. jeigu mes elgsimės pagal tiesą. I pray for every person in this room Aš meldžiuosi už kiekvieną žmogų šiame kambaryje, who's heard your truth, kuris girdėjo tavo tiesą. that if they act on this truth today, Ir jeigu jie elgsis pagal šią tiesą, would not have to pray. kad jiems nereiks pražūti, We turn the life, bet jie priims amžiną gyvenimą. the very nature and character Ir pačią prigimtį ir charakterį of God Himself. paties Dievo. Father, this is your life. Tėve, tai tavo šviesa, You paid the price. kad tu sumokėjai kainą Every person here. už kiekvieną žmogų čia. You put their sin onto Jesus. Tu paėmėjai kiekvieno nuodėmę ir uždėjai ant Jėzaus And you punished Jesus. ir nubaudėjai Jėzų And you sent him to hell. ir nusiuntėjai į pragarą, Save everybody here from going to hell. kad išgelbėtum kiekvieną nuo patekimo į pragarą. I pray that if there's somebody here that's convicted, Ir aš prašau tavęs, Dieve, jeigu kažkas čia yra apkaltintas and they know you're speaking to them, ir jie žino, kad tu jiems kalbi, today would be their day kad šiandieną tai būtų jų diena, to reach out and say yes to you. kad jie pasiektų tave ir pasakytų taip, Dieve, Turn their back on the devil, ir kad jie atgręžtų nugarą velniui give up their old life, ir atsižadėtų savo seno gyvenimo, trade in their sin, kad išmainytų nuodėmes and receive a new clean ir priimtų švarę naują širdį start again, ir pradėtų iš naujo live in your kingdom, gyventi tavo karalystėje and enjoy you forever. ir džiaugtųsi tavim visą laiką, per amžius. Please draw them to yourself, Prašau Viešpatie, patrauk juos prie savęs and let not your death be in vain. ir neleisk, kad tavo mirtis būtų veltui jiems, Amen. jų gyvenime. Jėzaus vardu. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. So if there's anybody that wants to make that decision, Jeigu yra kas nors, kas nori šį sprendimą padaryti, I can pray with you before I go. aš galiu su jumis pasimelsti prieš išvažiuodamas ir jūs galite pasakyti Dievui, taip Dieve, aš sutinku ir priimu. When you say yes to God, He says yes. Kai jūs pasakote Dievui taip, jis pasako jums taip atgal. God made it so easy. Dievas padarė tai taip paprasta. Even a child can understand. Netgi vaikas gali tai suprasti. Skirtumas tarp amžino atlyginimo Eternal punishment. ir amžinos bausmės. The devil says, don't believe it. Velnias sako, netikėk, That's because he's God. nes jis pavydi. The devil cannot make a decision. Velnias negali padaryti sprendimo. He's going to hell. Jis eina į pragarą. He's received his sentence. Jau nuosprendis jam pasakytas. It will never be changed. Ir tas nuosprendis niekad nesikeis jo atžvilgiu. He has no hope. Jis vilties neturi. He doesn't want to go to hell on his own. Bet jis vienas į pragarą nenori eiti. He's jealous of all those people that can. Ir jam kelia pavydą visi žmonės. Why Osama bin Laden blew up the World Trade Center. Tarkim, kaip Bin Ladeno žmonės susprogdino Amerikoje tos pastatus. If we can't have a World Trade Center like that, Ye- no one can. Jeigu mes negalim jų paimti, reiškia, niekas jų neturės, jeigu mes neturėsim. Devil says the same thing. Velnias būtent taip veikia. If I can't go to heaven, Jeigu aš į dangų negaliu pakliūti, I'll stop everyone from going. sustabdysiu visus, kad ten nepakliūtų. So he sows a lie. Taigi jis sėja melus. Stay the way you are. Pasilik toks, koks esi. Don't let God in. Neleis, kad Dievas ateitų pas Stay a tave. rebel. Būk maištininkas. If you stay a rebel, you end up with rebel. Jeigu pasiliksi maištininku, užbaigsi gyvenimą su maištininkais, per amžiais liksi su jais. You ask God to take the rebel out of you, Bet jeigu paprašysi Dievo, kad maištininką iš tavęs patrauktų, jis padarys tave savo vaiku. I know what I would rather be. Ir aš žinau, kuo aš norėčiau būti. Child of the King. Karaliaus vaiku. Hallelujah. I'm glad I made the choice. Aš džiaugiuosi, kad padariau tą It's the best thing sprendimą. I ever did. Pats geriausias dalykas, ką esu padaręs. Thank you for having me. Ačiū, kad aš čia.